Pasakojimai. Pagaliau aš turėsiu partnerį. Kviečiu šokti. Pradžia. Pažinties savaitė nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 19:10 tik per LNK. Žvaigždžių klubas. Žvaigždžių klubas atidarytas. Atvykit ir sužinosit, kas ji, dėl kurios zvonkai skiriasi. Kas sieja Oksaną Pikul ir plastikos chirurgą. Kuo Merūnas neįtiko būsimai uošvieniai. Į Žvaigždžių klubą kviečiame trečiadienį 8:30 vakare. Žvaigždžių klubas. Pasakiški turtai, milijonierių dėmesys, šlovė ir širdį veriančios asmeninės dramos. Ar tikrai pasauliniai grožio konkursai joms garantuoja nerūpestingą gyvenimą? Rytoj 20:30 naujoje LNK laidoje Neišgalvoti gyvenimai įspūdingiausio šiuolaikinių pelenių meilės ir sėkmės istorijos. Mano mylimas priešė. Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9 vakare tik per LNK. Netrukus serialas Mano mylimas priešė. O vėliau humoro laida Pričiupom ir vakaro žinios. Likite su LNK. Matote naujausią, bet jau spėjusią tapti kultinę laidą Kažkas atsitiko. Dabar matysite naujausią krūtų trilerį. Kovinis veiksmo filmas apie tai, kaip didžiausią Lietuvos biustą pagrobė rusų mafija. O paskui tas biustas pabėgo iš nelaisvės. Jungiame efyrą. Lyg iš niekur nukritusi 30-metė milijonierė verslininkė Erika Santos iš karto atsidūrė Lietuvos garsenybių pasaulyje. Įspūdingų formų moteris netgi sukėlė pasipiktinimo bangą tarp Lietuvos elito. Kas ji tokia? Koks jos talentas? Kodėl apie ją visi kalba? Tačiau apie Erikos Santos pabėgimo iš rusų mafijos gniaužtų istoriją papasakoti būtina. Nors dabar moteris laimingai ištekėjusi iš Portugalo verslininko Šu ir su juo susilaukė net 6 mažylių. To galėjo ir nebūti. Mat prieš 10 metų ji turėjo kitą sužadėtinį. Vieną Maskvos mafijos galvų. Mano sužadėtinis, labai daug nenoriu kalbėti apie jį, bet jisai iš to šešėlinio pasaulio Maskvoj, dirba su Vilnium ir paprasčiausiai tikrai aš neturėčiau teisės laisvei. Erika pergyvena dėl savo ir savo šeimos saugumo, juk su ja anuomet sužadėtinis elgėsi labai žiauriai, įkalino tarp 4 sienų, užrakino duris ir net įtaisė grotas. Erika į dienos šviesą galėjo išeiti tik su sužadėtinio leidimu. Jisai yra tokių supratimų, kur žmona turi gimdyti vaikus, eiti manikiūrą pasidaryti, susitikti su jo išskirtomis draugėmis ir sėdėti namie, galbūt telenovelės žiūrėti. Nors sužadėtinis mafiozas dovanojo Erikai prabangius dizainerių drabužius, briliantų vėrinius ir net žiedą su 5 karatų deimantų, jos tai nepapirko. Mano prioritetai buvo tikrai ne pinigai, o savęs realizavimas ir aš tikrai pati norėjau uždirbti pinigus, o ne kad kažkas man duotų. Erika po ilgų metų sužadėtinio nelaisvėje palūžo, raudojo dėl perniek bėgančios jaunystės dienomis ir naktimis. Tačiau nenumaldomas laisvės ir savarankiškumo troškimas privertė Eriką sukurti pabėgimo iš meilės kalėjimo planą. Ji ilgai laukusi progos ir sužadėtinio leidimo išvažiavo atostogauti į Portugaliją. Ir žinoma, pas mafijos vadeivą sužadėtinį daugiau niekada nebesugrįžo. Mano draugė paprašė, pasiūlė atvažiuoti kažkur tai pailsėti ir sakau, tu negali važiuoti, nes pas mane pinigų nėra ir aplamai mano sužadėtinis jau ir taip mane... Ranką jai ištiesė pirmas sutiktas vyras laisvoje Portugalijos žemėje, dabartinis Erikos vyras Šu. Jis guodė ir palaikė išsekusią bei iškankintą merginą. Jisai buvo kantrus, mes nežinau kiek, porą savaičių mėgojom toj pačioj lovoj. Ir nei pirštų nepalėtė, nei jokio bučinio nebuvo, jokio nieko. Ir tai man pradėjau sunerimti, galvoju, gal aš nepatraukli, gal jam nepatinku. Ir iniciatyvą praktiškai daviau aš pirma. Tačiau harmonijos sudrumstė praeities šešėlis. Surinkęs parankinių armiją, buvęs sužadėtinis atvažiavo į Portugaliją jėga parsivežti Erikos Maskvon. Jis grasino ją pasmaugti, sukapoti gabaliukus ir sušerti Atlanto vandenyno rykliams, jei ši negrįš namo. Buvo
juokas per ašaras ir aplamai tai nebuvo labai švelnus dalykas ir nieks nepriema iš tokių vyrų. Kaip tai? Mane tu palikai? Aš suprantu, kad aš tave palikau dėl kitos, bet dabar tai yra nepriimtina. Erika verkė ir maldavo pasigailėjimo, bandė įtikinti sužadėtinį, kad ne jos likimas stovėti prie puodų ir keptuvių. Po 2 parų Erikos raudojimo sužadėtinis pasidavė. Suprato, jog kotletų jį nekeps ir barščių jam niekada nevirs. Aš su juo kalbėjau prieš 4 metus ir tikrai jisai sako, tu turbūt vienintelė, kuri išėjai sausai iš vandens, nes taip nepriimta pas mumis ir to negali būti ir tai nesuprantama tarp mūsų. Jei ne Erikos drąsa, energija bei ryžtas, ji dabar būtų sukapota į gabalus, numesta nuo skardžio ir gulėtų Atlanto vandenyno dugne. Skaudi patirtis veja Eriką atsigriebti už tuos įkalinimo ir smurto metus. Dabar ji daro viską, kas teikia malonumą. Tai yra siekia dėmesio. Matyt, todėl Erika iš karto sutiko dalyvauti projekte Pirmas kartas su žvaigžde, kuriame susipažino su saldžiabalsiu dainininku Mino. Kurioziškus šios poros nuotykius Turkijoje pamatysite jau šį trečiadienį 20 val. Per LNK. Oksana, vyras turi būti vyriškas, o moteris turi būti moteriška. Ką reiškia vyriškas? Ta reiškia, kad vyras turi mokėti pastovėti už save. Vadinasi, gali duoti bet kam snukį? Žinoma. Vyras turi ne tik tai mokėti duoti snukį, jisai turi būti mandagus, kultūringas, paslaugus savo damai. Oksana, tuoj pamatysi reportažą apie tikrus vyrus, apie 2 didžiausius mūsų žvaigždūnus, kurie atėjo į klubą ir susidubacino, apie krepšininką ir dainininką. Tas sako blondinui, kas tau yra Gaidy? Tada tas dainininkas sako, kas tau yra Lokas? Tada šovė tą minuostas į barzdą, kai davė, tas per telą sako, ką tu milkašimas jums? Ir susidubacino. Dar visai neseniai vienu geriausiu Lietuvos krepšininkų tituluotas Šarūnas Jasikevičius netrukus gali užsitarnauti skandalisto reputaciją. Priežastis – ūmus krepšininko charakteris. Prieš keletą dienų vieno populiaraus Kauno naktinio klubo lankytojai tapo Šarūno Jasikevičiaus ir muzikos prodiuserio Egmonto Bžesko konflikto liudininkais. Vakaras su savo mergina klube leidęs Bžeskas neteko žado, kai prie jo priėjo gana rūsčiai nusiteikęs krepšininkas ir puolė jį kone veikti necenzūriniais žodžiais.